Ar žinote, kokį darbą dirba daugiausiai mūsų planetos žmonių? Pasaulio banko duomenimis net 40% pasaulio gyventojų dirba žemės ūkio srityje. O jei skaičiuosime ir šeimos narius, galime sakyti, kad daugiau nei pusė žmonijos savo pajamas gauna iš žemės ūkio veiklos. Bet tai nereiškia, kad visi šie žmonės kasdien ima į rankas kastuvą ir kasa žemę, arba kad jie laukuose gano avis. Ne. Žemės dirbimas, augalininkystė ir gyvulininkystė yra tik viena iš maisto tiekimo grandinės dalių. Tam, kad maisto produktai atsidurtų ant mūsų stalo, reikia ne tik užauginti gyvulius, grūdus, vaisius ar daržoves, bet ir juos apdoroti bei perdirbti. Iš žaliavų reikia pagaminti vartotojams skirtus maisto produktus – varškę, sūrį, sviestą, dešreles, cukrų, miltus, bandeles ir dar daugybę kitų. Vėliau pagaminti maisto produktai yra transportuojami į parduotuves. Kartais produktai apkeliauja pusę pasaulio, kol pasiekia savo pirkėjus. Ir galiausiai mes, visi pasaulio žmonės, juos perkame bei skaniai valgome. Taigi, galime suskaičiuoti, kad vos pusė žemės ūkio srityje dirbančių žmonių yra susiję su tiesioginė maisto produktų žaliavos gamyba, augindami augalus ar gyvulius. Likusi dalis dirba perdirbimo, logistikos, pardavimo ir kitose susijusiose srityse. Šiuolaikiniai žemės ūkiai yra modernūs ir aprūpinti naujausią techniką, todėl žemės ūkis yra puikia vieta jauniems specialistams, besidomintiems technologijomis ir norintiems kurti naujus sprendimus. Ar žinote, kad kai kuriuose ūkiuose laukai stebimi dronais? O ar girdėjote apie vertikalų ūkį, kuriame žalumynai auga net be dirvožemio ir naudodami gerokai mažiau vandens nei įprasti ūkiai? Be to, Lietuvoje buvo sukurtas ir pagamintas netaršus biodujomis ir elektra varomas traktorius. O naujose karvių fermose gyvūnų sveikata bei pieno kokybė stebima kompiuteriais bei lazeriais. Dar daugiau naujų skaitmeninių technologijų ir robotų naudojama maisto perdirbimo įmonėse. Žemės ūkio ir maisto produktų gamybos sritis sparčiai keičiasi ir tam reikalingi kvalifikuoti darbuotojai – žemės ūkio technologai, agronomai, veterinarai, maisto kokybės, biotechnologijų specialistai, projektų valdymo, vadybos, logistikos ir apskaitos profesionalai. O kur dar inžinieriai, informacinių technologijų, robotizacijos ir skaitmenizacijos asai. Dėl didėjančio pasaulio gyventojų skaičiaus ir maisto poreikio, žemės ūkio sektorius nuolat auga ir kviečia jaunimą susipažinti su galimybėmis ūkiuose ir įmonėse susijusiuose su maisto gamyba. Kiekvienam svarstančiam apie galimybę žemės ūkyje verta žinoti, kad mūsų šalyje įgyvendinama Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, pagal kurią teikiama ES ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansinė parama. Paramos priemonių dėka auga kaimo vietovių ekonomika, kuriasi nauji ūkiai ir maisto pramonės įmonės, investuojama į naujas technologijas, daugėja darbo vietų skaičius, mažinama žemės ūkio poveikis klimato kaitai. Jei galvoji apie prasmingą, naudingą ir įdomų darbą, rinkis žemės ūkio sektorių. Čia atsiveria galimybės.